mato, jeigu nezavaliausko įvilėjus. Atvažiuosiu, sakau, anksčiau šiek tiek palisėsiu, įsimegosiu, įsimaudysiu jūroje, į smėlį, ką nors užkasiu. Nu ir matytas viešbutis galbūt blogas, jis jau supranta, nu iki 12 laukiu, kol tie vargonininkai su savo štom Yamahom, kisa, tai Maja Larisa, kol iki 12 baigs. Nu dar Donskovo dainos, ei mergaitė, jau vasara, negi mergaitė reikia priminti, kaip sakant, iki vasaros mergaitė, o po vasaros jau buvo vasara, kaip sakyti. Nu, o jau po 12 pradedu snuduriuoti ir laukiu. Laukiu tiesioginė prasme vokiečio. Taip nepasisekė, matyti jaunavedžių porą iš Vokietijos už sienos apsigyveno, tik pradedu kirmyt, už sienos pasigirsta. O, ja, das ist gut, o, ja, jawohl, ja, o, scheiße, o, gut, o, ja, Milka, nu. Nukentėjo valandą antrą, vėl praeina kažkur, matau, alaus išgeria ir parūko ir vėl tik pradėjo stas. O, ja, o, jawohl, ja, machen, galvoju, nu kiek galima. Šito tai jau nebus žemė Lietuvos. Kur jie atvažiavo, klausykit, nu, tegu Vokietijoje savo tenai. Nu, dar kažkaip, dar guliau, sakiau, ir vėl. O, jau trečias matyt kartas. O, ja. Ai, ten. Nu, pasibeldžiau duris, pradarė, nu tikrai į Masiulį panašus, grinai kaip iš tų vokiečių filmų. Tas pif, paf, oi, zuikis krinta nepakifas. Kur yra Mališefas? Nu, kai aš jį pamačiau, man iš karto skryta vokiečių kalba. Taip, ja. Ir pamiršau, kaip vokiškai labas vakaras. Sakau, auf Wiedersehen. Ir jis taip pažiūrėjo, sako, auf Wiedersehen. Ir kaip tik geriausios mintys ateina po laiko. Paskui prisiminiau iškart, vėl pasibeldžiau, atidarė jau piktesnis. Sakau, bitte danke. Jisai sako, was ist los? Ach, tu rūpočiai, gal kas tau los? Kas aš tau šuva? Nieko nelos. Nieko nelos, sakau, kas darosi? Ai, 2-3 godina. Jo, Fräulein kričit, ai, veri не могу slip. Don't machen porno. In our land. Verstanden mu? A taip pažiūrėjau, sakau, nicht Schweine. Ach, tu Schweine, sakau. Achtung, Deutschland, über alles, 2 Kartoffel, das die ist alles. Nu vėl atsiguliau nirka ir vėl jie tenai savo. Nu gerai, galvoju, aš jiem irgi savo. Atsisėdau prie rozetės. Jie tenai savo. O, ja, jawohl. Ir aš. Oi, kaip gera. Ai, Jėzau, kaip gera man. Oi. O Jėzau, ant kalnų klebelio. Vienu žodžiu, mano numerio durys atsidaro, eina portjė su vokiečiu. Ką jūs čia darot, sako? Sakau, kaifuoju. Su kuo? Su rozetė. Prašom palikti numerį. Sakau, kuo palikti, jeigu jie palieka? Sakau, kur aš varysiu žmonės? Sakau, ką jie žmonės? Aš ne žmogus, taip jūs žmogus, bet vokietis labiau. Gerai, vienu žodžiu susikroviau savo tašę, nuėjau į paplūdimį, nieko nėra, visi daiktai vienam krepšį. Sakau, reikia išsimaudyti iš tų nervų. Galvoju, kur čia paliksi, nubrysiu jūrą, tai pavoks. Užkasiau. A, gera, bangos didelis, juoda vėliava, ką jūs. Įsitaškiau, suprantat, išlipu. Kur ta tašė? Tenai 10 kilometrų, tenai pradėjau kasidėti rausi ir vaikai kokie su mažmytėm. Praeina kažkoks dėdas, sako, aš į savivaldybės ko ieškot? Ko ieškau? Gintaro kambario. Tai dabar prisirinko ten iš savivaldybės, klaip vokiečių privažiavo tenai, dabar girdit, kasinėja, gal tašeras mano, nu, tikrai.